koks gražus saulėtekis. Ką tik pakilo. Sveiki bičiuliai, nu ką, startuojam haiką. Atvykom nuo Pafoso iki čia valandos 20 minučių. Va jau vietoj, nemokamas parkingas. To ieškau trailo ir varom. Viskas, startuojam. Google Maps'ose vadinasi Talanti Trail, reikia rašyti ir iš karto pamatysi šitą trailą. Išvažinėjom iš Pafoso, buvo turbūt 21 ar 22 laipsniai, čia viršui 14, tai biški šaltoka, bet nieko, toj sušilsim. Turim bičiuliai bėdų, no GPS signal, o atsirado, super, gerai einam, super. Nu va, tokie peizažai, kol kas, biški šaltoka. Nieko, to išsijudinsim. Turėjom važiuoti 3, atvažiavom 2, -1. Žmogus atsikėlė, pasėdėjo ant lavytus 5 minutės ir sako, ne, aš nevažiuosiu. Tai va, judom su sesė 2. Tai va, šiandien pasieksim aukščiausią tašką visam Kipre. Apie 2 km, ten 1952, jeigu neklystu. Tai kol kas keliukai gražus, nieko įspūdingo, uolų kol kas nesimato. Įkėliau storeką į Instagramą, tai jau 5 minutės keliasi su internetu, čia irgi nelabai gerai. Na, kai vėjas pučia, tai šiek tiek šaltoka, bet nieko, toj saulė šiek tiek pakils. Ir bus good. Nejaugi čia. Tai pažiūrėsim. Ar tikrai čia? Ai, va, turbūt, kad čia, ar ne? Gal ir ten. Nu jo. Atrodo, kad čia. Op. Jo. Normaliai. Čia jau įdomiau. O, saulutė kai gražiai šviečia. Nice. Nu va, jau išėjom. Saulutė išlindo. Wow. Čia žmonės ėjo prieš 10 dienų. Skaičiau reviewsus. Programėlėje L-Trail. Tai reiškia, kad pakilo ten kažkiek ir grįžo atgal, kadangi štormas prasidėjo. Kokia gamta! Ai. Kaip gerai saulutė šildo. Biškiuką nukrypom nuo trasos, bet nieko. Jeigu ką, grįšim čia į kalniuką, tai pasižiūrėsim, kur šitas keliukas veda. Kiek mes čia jau praėjom. 0,8 mylios, tai čia kilometras kokie ir 4 gal. Ir laikas, o kur čia laikas pas mus? 18 minučių. Nu, neblogai, visai neblogai. Nu va, užėjom į tą pačią trasą, kaip ir turime eiti. Puiku. Nu ką, jau 1/4 pakilom, tai visai greitai 20 minučių jau 1/4 pakilimo. Tai va, sesė eina pirmą oficialų trailą, jo? Taip. Ir sunku, ne? Ką? Jo, ar sunku? Nu, nelabai kol kas. Nelabai kol kas. Tai va, čia, kiek žiūrėjau, gaunasi aukštis apie 2000, bet pačio pakilimo gal kokie 500-600 metrų, tai čia iš vis toks gaunasi nedidelis pakilimas. Tai manau, kiekvienas sugebėtų šitą trailą įveikti. Tai einam toliau ir tada pasakysim, rekomenduojam ar ne. Bet kol kas labai patinka, labai gražus keliukai. Toj, hebrytė, palaukit, dar skaitau. 16 amžių, kaip supratau, pradėjo augti iki dabar jam daugiau negu 500 metų. Pušys, juoda pušys.
Nu nemažas. Pabandyk apkabink Karinę. Parodysi mastą. O, nu dar 3 Karinų trūksta. Tai va, o mes judam toliau. Jau peizažas šiek tiek matosi, bet daug medžių kol kas nieko nematom. Bet jau mes turim 1,3 mylios. Ir iš tikrųjų pakilimo, nežinau, ar matot, tikriausiai, kad matot, ten taškelis toks yra. Tai jau 100% maždaug pakilimo padarėm. Tai visai greitai, sakyčiau. Šiaip šitas trailas, kiek ten rašo? 4 valandas galbūt, ar 5. Tai aš manau, mes jį padarysim per 2-3 valandas maždaug. Nu, bet galę sužinosim, bet maždaug pagal ką matau, taip ir gaunasi. Čia ir ožkos gali būti, nežinau, ar sutiksim šiandien, bet tikiuosi, kad sutiksim ir jums parodysim. Bet būna čia jų nemažai. Kada čia mes matėm prieš keletą dienų, labai jau daug matėm, tai gal ir čia sutiksim. O, čia ir lyja nesenai. Keista. Nors čia kalnuose, kiek pastebėjau, gal ne kiekvieną dieną, per dieną ateina tokios didelis debesis, link kalnų ateina ir dingsta, išsiskaido, tiesiog nedaeina. Tai gal čia viskas ir išsipila į kalnus. Sesė pirmą kartą eina trailą, haikina, sako, tu apie Everestą negalvoji dar? Nu, ar kažką pamatysim? Ne. Nieko, kažkoks kelias, asfaltas, žiūrim trailą, ar mes čia einam. Taip. Jo, dabar kaip ir kelių gaunasi, šiek tiek reikia praeiti, tada posūkis į dešinę. Jep. Nu, toks ir trailas, asfaltuoju nysau ir kaifuoju. Vėjelis pučia, bet jau sušylo, gana neblogai. O, jau 18 rodo, jeigu matot. Na, jau šiek tiek matosi ta karinė bazė. Tai aš nežinau čia. Gal čia jau yra aukščiausias taškas ten. Kiek žinau, nu tuoj matysim. Jo, ką tik pasižiūrėjau laikrodį aukštį, tai jau 1906. Tai čia lieka 5 metrų iš tikrųjų. Greitai, labai greitai. Karinė bazė. Bet tvoros kol kas nesimato, tai tikriausiai dar galim kilt. Na, laukiam dar gražių vaizdų, kol kas medžiai. O, čia maždaug jau kažkiek pamatysim. To ir jums parodysim. Palaukit. Wow! Nu dabar jau matot, koks aukštis. Gražu. Gražu. Salutė kaip špygina, tiesiai į akis. Dėl tokių momentų verta gyventi. Labai gražu. Nu va, viskas, pasifotkinom, einam toliau. Dar gal 30 metrų kokio pakilimo ir pakilimas bus baigtas. Bet va, jeigu eisit haikiant, rekomenduoju varyti iš pačio ryto. Išvis ne karšta, neprakaitoji ir vandens daug nereikia nešti. Tai gut. Čia į patį galą tai tikriausiai toks staigiausias jau pakilimas. Ir viskas. Čia jau labai arti. Bet keliukas visai nieko. Panašus kaip Zakopanėje. Ką tik pasižiūrėjau aukštį laikrodį, tai jau 1937. Tai čia 15 metrų liko. Tai man atrodo, čia va aukščiausias taškas ir bus, kur matosi. Nu ir ką mes pamatysim. Ten, kur fotkinomės, tai maždaug 5 metrų turbūt ir pakilom. Opa. Wow, ir debesis yra.
O, karinė bazė. O! Nice. O, kaip žemai debesis. Karina, tu tai padarei. Pirmas haikas oficialiai. Uro! Ką tik trailą pasižiūrėjau, trasa, kur einam. Tai lyg rodo dar čia. Nu, bet čia jau turbūt tikrai finišas bus. Bet kiek girdėjau, negalima buvo ten kilt. O čia haikas eina tiesiai per karinę bazę. Įdomiai. Wow, ir čia. O, jūrą matau. Ten. Nu, ir. Nu jo, tvora tik čia, reiškias. O man atrodė, kad jinai bus toliau 100 metrų bent jau nuo šito kamaliuko, ar kas čia. Tuščia, nieko nėra. Wow. O dar iš tos pusės galim pažiūrėti, kas ten gražaus. Nelabai ir pajautėm to haiku iš tikrųjų. Tuoj pasakysiu. Čia laiko jau praėjo. Haikas 50 minučių. Žinau, matot, nematot? 3,8 mylias jau. Ar ne? Ai ne, čia remaining. 2,1 praėjom. O, vaizdeliai. Bandysim šiek tiek aukščiau pakilt, negu haikas rodo. Tai pasižiūrėsim, kiek man laikrodis rodo ir kiek dar galima pakilt. Laikrodis rodo 1,968. Matot, nematot? Kas kad matot. O haikas rodė 1,952. Tai čia dar 5 metrus kokius galima pakilt gal. Čia kažkas gyvena, pledukas guli viduj, bet nieko nėra. Čia gal darbo valandas kokius yra, gal čia veikiantis jis, bet neaišku. O gal? O mes bandysim dar šiek tiek pakilt, kiek įmanoma, kiek mes čia tų metrų išspausim. Nes jau labai greitai pakilom, tai turim laiko pasižiūrėti. Čia prie tvoros, jeigu čia įmanoma šiek tiek paeit, tai paeisim, jeigu ne, tai ne. Nu, galima. Paeisim ir čia dar šiek tiek. Jo. Prie pat tvoros. Čia dar praeisim. Nu va, čia jau aukščiausias tikrai bus taškas. Virvutė tvarkingai. 1, 2, 3. Žiūrėkit. Padarėm 1,975. Viskas, dabar grįžinėsim. Čia kažkur dar ratelio aplink turbūt apeisim. Viskas, grįžom kur buvo. Ir varom toliau. Leidžiamės dabar. O tokį ratelį čia padarysim ir atgal. Nu va, nusileidom čia nuo kalniuko 200 metrus kokiu iki asfalto. Čia kiek matau dabar grįžt reikės asfaltų. Asfaltų. Nesupratau, rimtai. Asfaltų. Ai, okei. Čia dabar asfaltų reikės grįžti nemažai. O tada vėl prasidės keliukas miškelė. Ja. Blemba, čia ratas bus. Nu bet nieko. Dabar tai easy nusileisti šviesti. Vis dar asfaltu, grįžtam, leidžiamės, kol kas vaizdai nesikeičia. O saulutė kaip spigina. Labai gerai, šildo, nes nėra taip ir šilta čia. 18-17, toks visus vėjelis. Čia dabar eidamas pasižiūrėjau trailą tą programėlį dar kartą. Tai kiek matau, dabar nusileisim asfaltu ir tada grįšim atgal į viršų dar kartą. Čia bus North Face kažkoks, užkandinė galbūt. Ir tada vėl leisimės į apačią. Tai gal šiandien ir paprakaituosim dar ne faktas. Išgooglinau, kur mes kilsim, tai va dar pakilsim iki kavinukės,
kur žiemą čia žmonės slidinėja. Neblogai. Vis dar asfaltu, einam. Jau praėjom 3,26 mylios, tai čia apie 6 kilus tikriausiai, tai va, 100% jau įveikta. Leidžiamės toliau. Dar šiek tiek asfaltu, bet jau mažai čia liko. Gal 200 metrų ir suksim vėl į mišką. Ir tada, tikėtina, prasidės vėl kilimas. Jo? Taip. Nu va, atėjome kažkokį parkingą čia ne mūsų. Ir mums rodo sukti čia vėl į mišką. Papa. O! Nu, gal čia ožkų sutiksim. O, koks gilus miškelis. Paukšteliai tik čiulba. Ir daugiau nieko. Skaičiau atsiliepimus, tai kažkas rašė, kad čia ir per uolas reikės eiti. Bet kol kas nieko panašaus nesutikom. Tai žiūrėsim, kas ten bus toliau. Jau praėjom, kiek mes praėjom, 3,66 mylias. Čia galbūt va, apie tokias uolas kažkas kalbėjo, tai čia nieko rimto. Vis nesurandam nei vienos ožkos. Labai norėtųsi. O čia turbūt akmenys byra į apačią, kai stipriai lyja. O, čia gražu. Vienas kalniukas, antras toliau, debesėliai. Tyla, nei garsų. Jau turbūt matėt čia viską, bet dar kartą parodysiu, labai gražiai atrodo. Kas pakeliui pavargo, yra kur prisėst, suliukas kažkoks. Pirmas čia kol kas, kurį matėm. Bet mes kol kas nepavargom. Einam toliau. Čia beveik iš tikrųjų ir pakilimo nėra, jeigu yra labai toks švelnus. Nepavargsti. Beje, jau 20 laipsnių, jau šilta. Miškai tai atrodo kaip pas mus, kokioj Nydoj, Palangoj. Nu vienodai viskas atrodo. Žiūrėkit. Toks jausmas, kad va, Palangoj vaikštom. Dar vienas medis, irgi juoda pušis, daugiau negu 500 metų. Va. Dydis panašus kaip to, bet gal ir didesnis. Nu, Karina pamatuoja medį. Nu, panašiai. Kiek mes čia jau praėjom? Jau 4 mylios 0,5. Tai gaunasi, kiek mums liko? Gal kokie 3 kilometrai ir viskas. FMD. Subscribinam ir paspaudžiam laiką, jeigu patinka mano turinys. Dėkui. Jums nesunku, o mums malonu. Nu va, jau artėjom prie kavinės, kur sakiau, North Face vadinasi, kur žiemą čia žmonės slidinėja. Tai va, man atrodo, dar uždaryta bus, nes anksti dabar, kiek čia, 8:30. Jo, uždaryta. Tad kavytis jau namie išgersim. Ir vėl asfaltu reikės prasieiti. Va, čia asfaltu praeisim ir vėl į mišką suksim. Man atrodo, čia jau nusileidimas gal prasidės. Jau, turbūt vėl į miškelį užėjom. Tęsiam mūsų kelionę iki mašinos atgal. O, čia jau išvis platus keliukas, žvyrkelis toks mažas. Nu, kaip ir sakiau, nuo posūkio iš asfalto tik nusileidimas ir daugiau nieko. Toks platus kelias, su 2 mašinom galima važiuoti. Nežinau, kas čia per strėlytė sėdėta. Mums turbūt nepakeliui. Nors jo, mums čia ir sukti reikia ją pačią. Teisingai. Kako Petria. Irgi vaizdeliai neblogi. O. Dar vis aukščiau debesų mes, jo. Dar aukščiau. Mes leidžiamės toliau. Va, dar gražių vaizdų paduosim.
Nei vienos ožkos neradom. Visur jau žiūrim, nerandam. Nei vienos. Kiek mes čia praėjom jau? 5 mylios 22. Tai čia jau, nežinau kiek, bet liko 2 km gal, pusantro. Ir bus dan. Tai jau einam 2 valandas. O šitas trailas, kiek ten jie rašo, nu turbūt, kad 4-5 valandas. Tai va, tai čia toks labai jau chill tempas. Tai va, mes šiek tiek greičiau įveiksim. 2,5 valandas, manau, jau būsim prie mašinas. Tai čia 2-5 minutės kokios liko. Va tokiais keliukais ir judam. Čia jau, man atrodo, paskutiniai vaizdai, kur dar kalnai, debesis matosi, toliau jau viskas, nes mes čia leidžiamės, žemyn, jau 5,5 mylios, tai jau nebedaug liko. Dar šiek tiek pakilimo, gal jau paskutinis. Čia dabar prasidėjo amerikietiški kalniukai. Į viršų į apačią. O, nusileidimas ir pakilimas. Einu, sakau, oi, kaip mišku gerai kvepia. Sesė sako, kaip tavo biožidiniai? Nu ką mes turim? Mes turime jau 6 mylias. Tai čia mums liko maks turbūt kilometras jau. Nes ten ne 7 mylias, o gal 6 ar 6,5, kažkas tokio. A jau, čia parkingas, o mes čia. Tai tikėtina, kad po 10 minučių gal ir būsim. Gausis 2,5 valandos. Neblogai. Čia tokie gražus keliukai, wow. Turėčiau dviratį, tai čia irgi ledas būtų prasilėkti. Kaip tik, va, su dviračiu lėkti. Dabar tai pažiūrėjau į žemėlapį, kad kilomės turbūt 2 gal mylias, o grįžtam 4 virš 4. Tai vad galvoju, ar apsimoka, ar verta buvo. Tai ką žinau, nu vieną kartą tikriausiai, kad verta. Buvo šiek tiek ir čia vaizdų. Bet galima sutrumpinti. Kas tingi vaikščiot, nueina 2 mylias į viršų, grįžta tą pačiu keliu ir gausis kiek čia. Apie 7 kilai, 2 pusės. O mes jau artėjom prie finišo. Finišo tiesioji. Nu, po 5 minučių gal ir nebūsim. O nors gal. Pasimėgaukim paskutiniais vaizdais. O čia keliukas apačia eina. Čia turbūt mes čia ir važiavom, jo. Čia keliukai, tai wow, kosmosas. Tokie vingiuoti eina į viršų. O ženklas 8. O ten realiai į posūkį 20-30 reikia užeiti. Tai va, jeigu kažkas turi galimybę išnuomot kokį mocą ir šito keliu prasivažiuoti, pasaka, kaifas. Būtinai nuvarykit. Nu ką, gal paskutiniai laipteliai ir parkingas. Žiūrim. Kažkoks parkingas, bet čia ne mūsų dar. Ai, va, viskas. Ura! Viskas. Haikas oficialiai baigtas. Nu tai kaip, Karina, patiko? Patiko. Kartotum? Jo, bet ne čia. Ir neeičiau taip pat gal. Rekomenduotum pabandyti šitą haiką, jo? Ja. Tai va, haikas patiko man irgi. Nesunkus, lengvas, kiekvienas, manau, užeis. Tai va. Ačiū, kad pasižiūrėjote iki galo, subscribinam kanalą, uždam laiką ir iki.